Sveiki, šiandien keliausime Italijos Alpėse. Eisime į nuostabiausius Europos centrės tūkstančius kalnus, ragausime skanaus tradicinio maisto, tiesiog mėgausimės jaukiais, gėlėtais miesteliais ir kalnais, gražiame filme. Būtinai spustelnam like ir žiūrim. Orai po truputį išsigiedrina, pasimato ir kalnai. Atvykau prie piramidžių, susiformavusių labai daug metų vykstant erozijai. Štai toje vietoje. Einam arčiau. Atvykau į ypatingą Bolzano apylinkių vietą, kur gamta tikrai nustebins. Šiandien leisiuosi į kelionę aplink piramidį di Terra sopra Bolzano, dar žinomas kaip žemės piramidės, kurios yra tikras gamtos šedevras. Šios keistos formos ir įspūdingo dydžio piramidės stovi kalnuose ir tikrai reikia šiek tiek pasistengti, kad pasiektum šį gamtos stebuklą. Tai žinoma mano pirmas kartas čia ir kuo arčiau priartėjau prie piramidžių, tuo daugiau jaučiu, kad atvykau į kažkokią magiją. Piramidės atsirado gamtos jėgų dėka. Per šimtmečius vėjas ir lietus nuplovė švelnesnius žemės sluoksnius, palikdami išlikusius akmenis ir purvą, kurie sukūrė šias unikalias, aukštas ir siauras formacijas. Šios natūralios statulos siekia net 10 metrų aukštį, o jų viršūnės paprastai būna padengtos akmenimis, kas suteikia jiems piramidžių pavidalą. Kai pirmą kartą pamačiau šias nepaprastas gamtos formacijas, tai buvo tikra wow akimirka. Kalnai, visa ta žaluma ir piramidė di Terra sopra Bolzano, stovinčios kaip tylios ir paslaptingos sergėtojas, tiesiog stulbina. Įveikiau Stelą pervažą ir atvažiavau iki Canazei miestelio. Na, visur supa. Labai gražus kalnai. Einam, pasivaikščiosim po miestelį. Pasižiūrėsim, gal įdomaus kažką dar pamatysim. Canazei, kalnų miestelis, bet tą dieną jis pavirto į mini Monako Dolomituose. Viskas prasidėjo nuo tolumoje pasigirdusio žemo, griausmingo murkimo. Ne audra. Porsche paradas. Į miestelį ramiai įsitaisiusių tarp žalių šlaitų ir aštrių viršūnių suvažiavo kelios dešimtis blizgančių Porsche. Nuo klasikinio 911 iki pačių naujausių modelių, šviečiančių saulėje kaip veidrodžiai. Oi, tikrai neįprastas vaizdas tokiai Alpių ramybei. Stoviu vidury Canazei aikštės, o aplink šurmulys fotoaparatai spraksi, turistai žavisi, vietiniai išeina su ledais ir sako "Mačia bella macina". Ir išties visas miestelis atrodo kaip scena. Spalvoti fasadai, medinės balkonų detalės, gėlių jūra ant langų ir tada dar tie Porsche. Toks derinys – elegancija plus Alpių žavesys. Ir kai šalia kalnų fono stovi superautomobiliai, atrodo, kad ir tu pats tą akimirką esi dalis kažko labai stilingo, labai išskirtinio. Kadangi šalia buvo labai graži Stela pervaža, tai labai daug motociklininkų visur. Ir superkarų, Lamborghinių, Porsche. Tiesiog mėgsta pasivažinėti gražiais keliais. Tripint, ne visi trekina, bet kalnus mėgsta visi. Bet žinot, šitas miestelis ne tik dėl Porsche tapo ypatingas. Canazei tai tikras puošnumo šedevras, lyg iš senovės atgijusi pasaka. Kiekvienas namo fasadas yra meistriškai išpuoštas, nuo klasikinių medinių langų rėmų iki sudėtingų freskų, kurios pasakoja apie kalnų gyvenimą ir istoriją. Kiekvienas kampas kaip nuotrauka, pastatai su šiltomis spalvomis, kurių kiekvienas atspalvis tarsi susilieja su kalnų žaliu fonu, bet ypač žavūs tie balkonai, tarsi žydinčių gėlių jūros. Tarp medinių stulpų kabantis geranijai, petunijos ir įspūdingi begonijų žiedai tarsi atšvaitai nuo saulės, spalvina visą miestelį. Kiekvienas balkonas atrodo lyg miniatiūrinis sodas ir tai tik prideda Canazei šarmo. Ir žinot ką? Svarbiausia, kad šitos gėlės ne tik puošia, bet ir tarsi kviečia į miestelio širdį. Žydinčių balkonų ir stilingų pastatų gausa sukuria tą ypatingą jausmą, kai nori tiesiog sustoti ir pasigrožėti. Čia laikrodis tikrai nebeveikia, kai esi apsuptas tokio grožio. Na, kai kurie namai tikri miestelio puošmenos. Pasižiūrėkite, kiek raštų, piešinių, gėlių, raižinių. Žmonės ateina ir nusifotografuoja. Ne kiekviena miestelė toksai. Žiūrėkit, kokią monstrišką karką gavau. Panašu, kad minkštutė gerai iššukus. Pabandom. Nes tiesiog plyšta. Skaniai kvepia. Neatsinutė buvo atsisukus pasižiūrėti, kas čia per patiekalas tas didis. Nelabai gardi. Panašu, kad daug valandų pečiuje pragulėjo su kopūstais. Čia panašus lietuvišką skonį. Ir dar jie tai vadino koldūnų.
Čia panašus į miltinį daiktą. Kruopų prieskoniais, net šoninės vidų yra. Karkas su šoninės pagardais. Na, štai viskas labai skanu. Tik 18 eurų. Šiuose vietovėse, sakyčiau, pigų. Vaikštinėjau po dar vieną keliautojų, kopinėtojų, žygeivių, o žiemą slidinėtojų miestelį Selva di Val Gardena. Selva di Val Gardena – tai nuostabus miestelis Dolomituose, apsuptas aukštų kalnų ir žaliuojančių pievų. Jis ne tik žinomas dėl savo puikių žygių ir slidinėjimo trasų, bet ir dėl jaukių restoranų, kuriuose galima pasimėgauti vietiniais patiekalais. Vienas tokių – pica su buffalo mozzarella, kurios skonis tiesiog nepakartojamas. Pica su traške, bet minkšta tešla, gausiai pabarstyta šviežia buffalo mozzarella ir papildyta pietų Tirolio saliamiu. Tiesiog tirpsta burnoje. Nusprendžiau, kad šį vakarą reikia paragauti picos. Dar nėra taip vėlų. Užsakiau su buffalo mozzarella, jaučio pieno mozzarella, pietų Tirolio saliamiu. Na, bandom seilę jau. Jaučiasi, kad nepaprasta mozzarella. Tokia tvirtesnė. Nevalgau kaip paršelis. Bet skanu. Gera pica. Tikrai itališka. Po visos dienos žygio kalnais grįžtų į savo viešbutį. Pavargęs, bet laimingas. Kojas jaučia kiekvieną nueitą kilometrą, bet širdyje ramybė ir pasitenkinimas. Įėjęs į kambarį pirmiausia prieinu prie lango, pro jį atsiveria platus vaizdas į vakaro apšviestus kalnus. Tylus, didingi, apsupti švelnaus rausvo dangaus atspindžio. Stoviu ir dar akimirką mėgaujuosi tuo vaizdu, tarsi dėkodamas už tai, ką šį dieną man padovanoja. Tada nusivilkęs žygio aprangą, leidžiuosi į viešbučio spa zoną. Ten laukia šiltas baseinas, sauna ir garai. Po sunkios dienos kalnuose labai gera atsipalaiduoti baseine, kur taipogi su vaizdu į kalnus. Labai fainam viešbutį apsistojau. Gražus vaizdas iš kiemelio tiesiai į kalnus. Iš tikrųjų abi pusės kalnai. Tai ir per kambario flangus galiu grožėtis, tiek sėdėdamas kieme ant gulto. Kūnas atsipalaiduoja, mintis nurimsta ir atrodo, kad pats laikas sustoja. Tai tobulas poilsis po dienos kalnuose. Na, pradedu Monte Piz žygį. Parašyta, kad truks apie 3 valandas. Na, bet šiandien laiko turiu. Manau, kad praleisiu daugiau laiko kalne. Oras neblogas. Kartais ir saulutė išlenda tarp debesų. Bet dar geriau, nebus taip karšta eiti. Užkilau keltuvu, kuris kainuoja 20 eurų į vieną pusę arba 31 euras aukštyn žemyn. Na, turėtų būti nebloga diena. Šiaip žmonių nemažai, nes vėlai pradedu apie 10. Pakilus keltuvu link Monte Piz, akimirksniu pasijunti tarsi perkeltas į visai kitą pasaulį. Vos išlipus iš keltuvo pasitinka gaivus kalnų oras, švelni ryto saulė ir neapsakomas ramybės jausmas. Pradedu žygį lengvų žingsnių, o aplink mane žydinčios gėlės, spalvingos kaip paveikslas, besitriekiantis per šlaitus. Takas veda per minkštas pievas, o tolumoje jau matyti didingos Dolomitų viršūnės, ryškios, aiškios, tarsi iškaltos mėlyname danguje. Viskas aplink tylu, girdisi tik paukščių balsai ir lengvas vėjelis, švelniai banguojanti žolė. Žygiuodamas vis dažniau atsigręžiu, nes kiekvienas žingsnis atveria naują, dar gražesnį vaizdą. Praėjau panoraminį takelį, dabar nusileidau į gatvelę siaurą. Na, labai daug dviračių važinėja. Italai iš toli girdisi. Tokie garsus, parėkauja. Iš tikrųjų labai paprastas su elektriniu dviračiu kalnuose. Mes į kalną. Tada nereikia tiek jėgų skirti. Saulė išlindo, šilta, gera. Bitutės dūzgia. Labai skaniai kvepia gėlės. Na, tikrai gražios vietovės. Žiūrėkite. Ir ten namukai labai puošia šiaip Alpės. Dalis iš jų viešbučiai, dalis iš jų tiesiog žmonių privatus vasarnamiai. Lietuviai perka prie ežeriuko, o kalnų mėgėjai į Alpes. Ir ypač į Dolomitinės. Nes čia turbūt viena gražiausių
Europos vietų. Mano pirmas stopas bus štai šioje gražioje vietoje. Na, tiesiog nuostabi panorama. Reikės užkasti, pasigražėti vaizdu. Ką mes šiandien turim? Taip, turiu baravykų užtepėlę. Kol netingėjau nešti pirmą dieną, tai daugiau prisipirkau krevečių ir bulkas. Dar turiu šokoladą. Bandysim užsitepti ir pasidaryti skanų sumuštinį. Visai neblogai, sakyčiau, kaip kalnuose. Bandam. Itališki skoniai. Na, labai gardu. Einant žygio taku link Monte Piz, staiga pasitinka nuostabus vaizdas – laisvai besiganantys žirgai. Jie ramus, didingi, su blizgančiais karčiais ir giliai žvelgiančiamis akimis. Kai kurie stovi visiškai netoli tako, drąsūs, smalsūs, tarsi žinotų, kad čia jų teritorija, o aš tik svečias. Sustoju neskubėdamas, pasižiūriu juos, tai tikrai viena įspūdingiausių žygio akimirkų. Nepriešti žirgai kalne man simbolizuoja laisvę. Tiesiog gali vaikščioti kur nori. Žiūrėti, grožėtis, jausti gerą orą, įkvėpti gėlių kvapą. Viskas baiginėjau šiandieną žygį, kuris jau prastėja, ima niauktis, vėjas kyla. Pasižiūrėkit, kokie debesys ateina. Iš tikrųjų, geras oras man buvo, labai pasisekė, vaizdais pasimėgavau. Dabar leisisi nuo 2 km aukščio žemynį miestelį, ieškosim kažko skanaus pavalgyti. Toliau einant takais vis dažniau pastebiu, kad Alpėse gausų ūkininkų veiklos. Pievose ganosi karvės, asiliukai, kartais net lamos, o aplink matyti tradiciniai mediniai tvartai ir svirnai. Nors vaizdas labai idiliškas, viskas tikra ir oras persisunkęs šviežiu mėšlo kvapu. Ne visiems tai malonu, bet tai dalis autentiško Alpių gyvenimo. Tai primena, kad šis kraštas gyvas ne tik dėl turistų, bet ir dėl žmonių, kurie čia gyvena, dirba ir saugo savo tradicijas. Ir tai viskam suteikia dar daugiau tikrumo. Alpės tai ne tik kalnai, pievos ir žygiai, bet ir tikras istorijos lobynas, kupinas pilių ir bažnyčių, išsibarsčiusių po visą regioną. Bevažiuojant ar einant alpiniais keliukais, vis užmeti akį į tolumoje iškilusią pilį, dažniausiai ant kalvos, apsuptą miškų ar slėnių. Jų čia šimtai, nuo gerai išsilaikiusių viduramžių tvirtovių iki senų griuvėsių, kurie vis dar pasakoja savo istorijas. Taip pat kiekviename kalnų kaimelį ir slėnė visada rasi bent vieną bažnytėlę, dažnai su baltų fasadu ir smailių bokšteliu, stovinčią ant kalniuko arba pačiame miestelio centre. Daug jų dar iš 15 ar 16 amžiaus. Atėjau pasivaikščioti po jaukų Ortisei miestelį, kuris yra netoli mano žygio vietos. Automobilį palikau ten pat, kad nereiktų ieškotis mieste, nes čia dažniausiai nebūna kur arba būna brangu. Prie kalno 7 eurai dienai ir laikyk kiek nori. Pakankamai
dideli pastatai, bet labai gražiai tradiciškai išpuošti. Ortisei tai tikras Dolomitų perlas, pasislėpęs tarp aukštų kalnų ir žalių slėnių, kuri žavi ne tik gamta, bet ir savo architektūrą, kultūrą bei jaukumu. Vos įžengus į šį miestelį pajunti, kad čia viskas išpuoselėta, namų fasadai išdabinti medžio raižiniais, balkonai skęsta gėlėse, o kiekviena gatvė atrodo lyg iš atviruko. Ortisei turi ypatingą ladinų kultūros dvasią. Čia susipina italų, vokiečių ir ladinų tradicijos, kas atspindi ir kalboje, ir virtuvėje, ir meno dirbtuvėse. Miestelė pilna mažų krautuvėlių, kur vietiniai meistrai parduoda savo medžio dirbinius nuo tradicinių figūrėlių iki išskirtinių rankų darbo skulptūrų. Pasivaikščioti Ortisei, tarsi keliauti per gyvą muziejų. Aikštės apsuptos kavinių, kuriuose kvepia kava ir šviežiai kepti desertai. O toliau atsiveria kalnai, lyg nuolat primindami, kad esi viename gražiausių Europos kampelių. Tai ne tik poilsio vieta, bet ir įkvėpimo šaltinis, puošnus, svetingas ir nepamirštamas. Paragausim spagečiai su karbonara padažu. Sūrio tikrai gausu. Kvepia skaniai. Tikras itališkas skonis. Daug prieskonių, daug sūrio ir kumpio. Naragaujam šio gražaus pyrago. Gražiai išpuoštas. Štrudeliukas vietinis. Pyragas burnoj tirpsta. Karštas, bet ir padažas labai gardus. Pasate. Šitam restorane ragavau ir itališko skonio, ir vokiško, nes netoli Vokietija. Ortisei tai viena iš tų vietų, kur net Ferrari garsas skamba ypatingai. Po pasivažinėjimo kalnais Ferrari entuziastai dažnai susėda vietinėse tratorijose ar viešbučių restoranuose, kur dalijasi istorijomis, kelionių maršrutais ir naujienomis iš automobilių pasaulio. O Ortisei su savo išpuoselėta alpiška estetika, stilingais viešbučiais ir kvapą gniaužiančiais vaizdais tampa ne tik stotelė, jis tampa Ferrari dvasios dalimi. Labas rytas, sveikinasi iš automobilio. Šiandien keliuosi labai anksti 5 ryto, nes turiu toli nuvažiuoti. Vairuosiu apie 5 valandas. Specialiai pasirinkau ilgesnį maršrutą, kad galėčiau pervažiuoti per labai gražias 2 pervažas ir miestelius jaukius. Tai laukia pakankamai sunkus ir intensyvus rytas. Matau, kad oras gerėja po truputėlį, nors pradžioje lyja, bet jau šviečiasi šitoje pusėje. Tai laukite gražių vaizdų. Važinėtis po Alpes automobiliu – tai vienas smagiausių dalykų automobilių mėgėjams. Kalnų keliai čia vingiuoti, su daug posūkių, pakilimų ir nusileidimų, tad vairuoti yra įdomu ir dinamiška. Tokios perėjos kaip Stelvio, Sela, Paso Gardena ar Grossglockner – tikros klasikos tarp vairuotojų, nes jos ne tik gražios, bet ir siūlo daug techninių iššūkių. Automobilių klubai dažnai renkasi šios maršrutus savaitgalį išvykoms. Važiuoja grupėmis nuo sportinių Ferrari, Porsche ir klasikinių oldtimerių. Kelionėse sustojam apžvalgos aikštelėse, pasidaryti nuotraukų, apžiūrėti vieni kitų automobilius ar tiesiog pasimėgauti kava. Keliai geros būklės, dažnai su puikiais vaizdais į kalnus, tad kiekvienas posūkis tampa smagus ir įsimintinas. Tai nėra lenktynės, čia svarbu pats procesas, vairavimas, vaizdai ir bendravimas su bendraminčiais. Po dienos kelionės dažnai visi susitinka vietiniuose viešbučiuose, aptaria įspūdžius, planuoja kitą maršrutą. Tai tikrai geras būdas derinti keliones su aistra automobiliams. Atvažiavau tarp kalnų, praeiti neilgą žygelį, vadinasi Valungo, realiai plačių tarpeklių. Va ten tolyn ir tęsis mano keliukas. Pasižiūrėsiu, kiek spėsiu šiandien, nes jau galu 2 valandas su truputėliu.
Alpėse oras gali būti labai permainingas. Ir tai tikra tiesa. Nors daugelis įsivaizduoja tik saulėtus kalnus ir žydrą dangų, realybė tokia, kad liūtys čia gana dažnos, ypač popietėmis ar vasaros sezonu. Gali ryte iškeliauti į žygį saulėje, o jau po poros valandų debesys susitelkia ir pradeda lyti. Kartais trumpai, bet smarkiai, kartais ir visai dienai. Alpės pasižymi tuo, kad aukštis keičia viską. Viename slėnyje gali būti giedra, o už kalno jau audra. Todėl kartais net ir geriausiai suplanuota diena nepasiseka dėl oro. Tenka atsisakyti žygio ar atidėti planus. Vietiniai visada sako, jei keliauji į kalnus, būk pasiruošęs viskam. Ir sauliai, ir lietui, ir net sniegui aukščiau esančiose vietose. Netgi vasarą. Na, kuomet blogas oras, tai puikus maršrutas. Nereikia kilti aukštyn į kalnus, kur debesys slenka ir nieko nesimato. Eini žemumoj, paukščiai čiulba, pro koplytėlės praeinu. Laukia kelionė į Vilnių, tačiau mintise dar vis nuostabios Alpės. Į jas grįžtu kiekvienais metais, bent jau savaitai. Tai man vieni gražiausių kalnų pasaulyje. Austrijos, Vokietijos ir Italijos Alpėse jau buvau, tai greičiausiai kitąmet vyksiu į šveicariškąją dalį. Dabar kelionė eina į pabaigą, atsiskraidinau lauktuvių iš Alpių, Sūrio ir Dešros. Ir dabar keliaujame, pasimsime automobilį iš ADC parkingo. Štai saugykla. Liukšt. Štai automobilio rakteliai. Na, keliaujam pasižiūrėti, kaipgi automobilis atrodo. Štaigi, švarutėlis, gražutėlis. Pasižiūrėsim, ar saloną išvalė. O, ir salonas blizga, ir kilmėlė. Nelabai smagu iš tikrųjų nusileidus rasti švarų gražų automobilį. Tai va, būtinai ir jūs rezervuokite, bet nepamirškite įvesti Journey.lt nuolaidos kodą. Gausi 10% nuolaidėlę. O visiems kitiems sakau, ačiū, kad kartu keliavote, spauskite like, prenumeratą ir susitiksime kitose kelionėse. Ate.